Taip jau atsitiko, kad šią žiemą mes labai daug laiko praleidžiame Salocoje. Na, iš tikrųjų ne tik šią žiemą, bet dažniausiai aplamai žiemą ir pavasarį tenka daug žvejoti šioje upėje ir sąlygos šiemet tikrai lepina. Atrodo, žiema šiek tiek parodė savo nagus pačioj pradžioj, šiek tiek pašalo daugiau, buvo -20, užšalo upės krantai ir nuo sausio vidurio prasidėjo labai nuostabi žvejyba. Kad ir kaip atrodytų keista, prie šitų visokių apšalusių krantų, užledėjusių žiedų ir didžiulių ledo luitų žvejoti iš tikrųjų labai patogu. Ir vos pradėjus važinėti nuo sausio pradžios, realiai nuo sausio vidurio, nes pradžioj buvo tie didieji šalčiai, prasidėjo nuostabi žvejyba. Šiek tiek iššūkio visada yra tokiam sąlygom, bet tas plaukiantis ižas, kuris čianais labiau yra sniegas, o ne ižas, kuris užšąla, susiformuoja ant dugno ir jis žvejoti iš tikrųjų netrukdo tai baisiai, kaip tarkim ižas, kuris plaukia mūsų upėmis Neryje ar Šventojoje, nes šitas darinys susiformuoja ant upės dugno, ant akmenų, susiformuoja toksai sniegas šerbetas, po to atitrūksta, iškyla į paviršių ir plaukia lyg tai ižo pavidalu, bet iš tikrųjų tai yra minkštas purus sniegas ir žvejybai jisai tai baisiai netrukdo, bet to visą laiką yra vidinės posūkio dalis ir to sniego išvengti galima. Taigi atrodo gal ir kraupiai, bet žvejyba mums pavyksta. Gerasios žvejybos prasidėjo nuo sausio vidurio, kai oras šiek tiek atšilo, nes kol buvo didieji šalčiai -20 ir daugiau, tai žvejoti tikrai sudėtinga. O čia naisva tik atvažiavom sausio vidury, antroji pusėj ir prasidėjo puikios žvejybos. Pirmi metimai iš karto dovanojo gražią lašišą Dymai ir didesnis iššūkis buvo ją nepagauti, o ištraukti. Nes visur, kur stovėdavo žuvis, reikėdavo ropuoti ant ledo iki pat krašto, po kojomis būna 1,5, būna 2 metrai ir tas ledas vis tiek, kur yra srovė, jisai nėra toksai saugus ir patikimas ir tekdavo ropuoti iki to ledo krašto, kažkaip tai tą žuvį paimti, ištraukti, kas atrodė, nu, nežinau, žiūrint video, tai atrodo iš tikrųjų baisu ir nesaugu, bet būnant vietoje apsičiupinėjai tą ledą, su ranka pačiupinėjai koks jos storis ir tada prieini ir tiesiog tą žuvį prisivedęs vienaip ar kitaip paėmė. Savo mambulę, nori nufotinti, laikyk tik už uodegos stipriai, žinai. O, nu davai, seniukai. Kiek metimų 10 bent padarei? Ne. Nepadarei 10? Ne. Ačiū tau už atvirumą. Nepadariau 10. Paleis. Sveika, gyva. Šaunuolis. Smagu. Aš net nespėjau meškerę susirinkti, skambina, žiūriu, važiuojam. Nu, šaunuolis. Čia taip užrodė. Žvėris. Gerai, davai. Lauksim antro skambučio, bet bent pusvalandį palauk. Atėjo ir Broniaus eilė, ir čia jau sekanti diena. Matosi sniegas, pūga, vėjas, šaltis ir sulinkęs kotas. Tai šita visa situacija, aš juokavau, man šiek tiek priminė Armagedoną. Negana to, kad pats Bronius seniukas yra kietas, plikas ir panašus į Briusą Willisą, tai ir situacija panaši į Armagedoną, tai žodžiu, juokiamės daug ir saldžiai ir labai džiaugiamės pagautomis žuvimis, kurių tikrai netrūko tą išvyką. Gaila, čia net ne visą sufilmavau ir sudėjau, bet ir taip praleidau progą laiku papostinti, tai galvoju, reikia kažką suklijuoti, sudėti, kad chebrai liktų atsiminimas, o jum liktų dienoraščio įrašas iš mūsų nuotykių Salocoje. Palauk, paleisiu greitai. Opa. Šlakys. Yes. Nu gerai, tu man atsiųsi padaręs, jeigu padarysi su telefonu. Važiuojam.
Gražus šapalas. Gražus šapalas, Janoli. Pam. Tai ką? Aš tavęs nematau. Tavęs nematau. Žinai, kai paėmė, bronių iš po kojų, aš pravedžiau, jau ištesiau, pradėjau strybinti iš po ledo, žinai. Gali atkabink. Laikau. Pažiūrėk, koks šlakienas, seni. Važiuoja. Geras. Palikdam. Atkabink. Paleidžiu. Važiuojam atgal. Ačiū. Čia su banga nuėjo. Fū, ir kaip tik važiuoju Jurgį paimtas. Parašė atvažiuok pasiimt, sakau, dar 10 metimų ir atvažiuoju. Dabar galiu važiuoti. Pagaliau, vieną kartą ir lasdai šauna. Paleidžiam gražuolę. Dar pasakys komplimentą, negu tikras draugas. Bet tas piliakas tikrai panašu į tą vos. Graži mergina. Varyk. Apsisuko. Ir nurūko. Bam! Gali dalyvauti šiltą. Žiauriai, nejaučiu vieno piršto. Bandau atšildyti dabar. Jeigu tas, kur nosį krapštyti, tai blogai. Visi kiti gali ir žinai. Tas, su kurio valą prispaudė, blemba. O papasakok, pats pagavai žuvį? Ne, taip pasisamdžiau Latvijų narą, tokia, žinai, užkabino. Ne, kaip buvo? Kaip buvo, žiūrėkit. Aš pradėjau, praeinėjau, tai šitą vietą pirmų praėjimų turėjau bamtelėjimą. Na, tokį, pem ant pem. Pakeičiau musę, antrų praėjimų nieko. Edvinas praėjo, irgi sakė, turėjo tik kibimą. Edvinas išėjo, aš čia atsigėriau arbatos, biškį sušilau, nugalvoju, paskutinis praėjimas ir ką nors ant provokacijos. Ir užsidėjau bananą. Provokacija pavyko. Ir pagavai šimpanzę. Šimpanzė su nukasta nugara. Bibliama, tikrai įdomu, ar ne? Ta pati reiks palyginti. Palyginti, nes Dima pagavo su labai panašių peliakų nuotraukas palyginti. Nu, būtų čia iš vis fantastika būtų. Po 2 dienų, jeigu jo tą patį žuvį, tai čia tikrai būtų labai įdomu. 24 metų vasario 1 diena. Video dienoraščio įrašas. Atsidūrėme su chebra Salacoje, atvažiavome ankstyvą rytą. Aš iš namų išvažiavau po 3:20, tai apie 9 jau buvome vietoj. Tikiuosi eina girdėti, ką aš šneku, nes vėjo gūsiai tai tokie. Prognozė sako, kad dabar yra apie 20 metrų per sekundę. Gūsiai tai tokie tikrai ir yra. Ir žvejyba museline ne pati lengviausia. Aš nuo to ir norėjau pradėti, kadangi šiandien neturiu licenzijos, tai chebra žvejoja, o aš pasiėmiau fotiką ir nutariau apeiti, aprodyti aplinkybės. Tai visų pirma, iš pakrančių matosi, kad upė labiau panaši į kovo pradžią. Toks jau šiemet vasaris, nėra šalta ir vanduo šiek tiek pakrito, bet ant kranto guli dar ledai, kurie yra labai pavojingi. Su tokiu nuolydžiu, šlapės slidus ledas su nuolydžiu, už kurio iškart kokia 1,5 metro vietom ir 2 metrai gylio. 20 metrų per sekundę vėjas, o oro temperatūra šiandien bus 1-2 laipsniai. Naktį žada lengvą minusiuką, tai gal gerai, šiek tiek sutrauks, nebėgs nuo pievų upeliai, nes sniego pritirpo daug, tai mačiau miške stovi balos. Taigi sąlygos yra tokios ir bandysime žvejoti. Einu dar apsižiūrėsiu, ką čia turim. Kažką reikia išspausti. Šiaip vandens sąlygos tai nėra pačios blogiausios, tiesiog kad labai didelis vėjas ir šalta rankom. Bet kaip sakoma, taip grūdinasi plienas. Atvažiavom į kitą vietą, iš kito kranto, su Fredžiu ir Robke. Robke tenais, su vienrankiu kaip visada. Fredis su dvirankiu. Bet kas įdomu, tai kad
Čia labai arti srovė praeina ir atrodo va, stovi prie pat krašto, nu koks dar metras ledo, o ten kur tamsu, tenais va, dar koks geras metras pusantro skaidraus ledo po vandeniu. Ir kai baigia pravedimą, užkabina ledo kampą. Tai dar jeigu su ilgu dvirankiu, tai gali iškišti šiek tiek už ledo, kad pravedimas baigtųsi ties ledo kraštu. Ropkiai su vienrankiu šitoje vietoje biški sunkiau. Lengviau iš tikrųjų dėl to, kad gali mest per galvą, nes dabar, kai viskas užšalia, tai metimą per galvą padarai ir viskas ok, bet pravesdamas visą laiką užkabina už ledo kraštą, tai šiandien vakarė reiks galvoti kažkokį planą arba kažkokių ieškoti vietų su vienrankiu žvejot, kad arčiau tas ledas būtų, kad arba krantas būtų iki pat upės. Nu, bet žiemą sąlygos tokios, čia nėra lengva. Bet kai išsprendi tos uždavinius. Va, antai PVZ prisėlinau dabar prie ropkės. Jisai žvejoja gana toli nuo krašto. Tai ir tas ledo kraštas, ir dar dalis po vandeniu, ir dar kur baigėsi va tas va baltas kraštas, už jo dar yra ten koksai nuo pusmetrio iki metro skaidraus ledo po vandeniu. Tai labai sudėtinga, reikia ieškoti patogių vietų. Dėl kadro reikia aukotis. Reikia aukotis, vyrai nusiplūkę. Pertraukos metas, o ką per pertrauką daro vyrai? Apšilinėja. Apšilinėja. Arbatos mažas puodelis. Šiam du. Termosas šiam dviejų. Ir svarbiausia, lašinukai. Dabar parodysim realybę, žiūrėkit, paimam iš Ernesto kamerą. Opa. Važiuojam. Mažai, retai, bet galima. Šiam 2 laipsnių. Tatra T. Oi, šito prašė, atsimenu, Justės tėvukai prašo visą laiką, jeigu važiuojam į Slovakiją, visą laiką prašo parvežti šito. Tai jeigu važiuosit į Slovakiją, rekomenduoju parsivežti labai skanus, labai stiprus, tik tai nepadauginkit, nepiknaudžiaukit, nes karate daiktas yra. Konstruoja. Tuoj sukonstruosim. Svarbiausia pasidaryti tokio dydžio, kad tilptų į burną. Tilp. Ką, vyrukai, užkandom, išgėrėm. Bet čia neįsivaizduoja, nu kas žvejoja, tai įsivaizduoja, bet kas nežvejoja. Kiek šviesmečių tas maistas skanesnis tokiom va aplinkybėm, kai tu esi gerai pašalęs, nugairintų vėjo veidų ir tasai tą lašinį burnoja. Lyg prisimintum kūdikystę, kaip kažkur pasąmonėje, ir atrodo, kad žįsti pieną. Fundamentalūs dalykai. Kiekviena gera žvejyba turi savo pradžią ir savo pabaigą, taip pat kaip ir šitas dienoraščio įrašas. Bet nereikia nusiminti, tai nieko nereiškia, todėl kad šiais metais dar ne vieną kartą suplanavę nuvažiuoti į Salacą, taigi iš tenais padarysim dar ne vieną ataskaitą, gražų video ir net nebejoju, kad pagausim didelių lašišų. O su jumis susitiksime kaip jau ir suplanavę. Lygiai po savaitės dar viename dienoraščio įraše. Ruoškite sezonui, chebra, bus žiauriai smagu.